Sveiki visi klausytojai, malonu, jog klausotės Nostra.lt regionų krepšinio lygos podcast'o po krepšių jau net 11 epizodo. Su jumis kaip visada aš, Pijus Urbanavičius, bei mano kolega Lukas Rutkauskas. Taigi, sveikas Lukai. Na, nieko nelaukiam, manau, galime pradėti dar vieno turo apžvalgą. Aptarsime užtikrintą Prienų pergalę prieš Tauragę ir Prienų komandos atsigavimo ženklus. Taip pat, sezono turnyrinės lentelės lyderių patirtą antrą nesėkmę. Taip pat aptarsime savaitės rungtynes bei, žinoma, tam tikras B diviziono rungtynes, kurios, manau, taip pat buvo ne ką menkiau įdomios negu A diviziono dvikovos. Taigi, Lukai, kaip vertini praeitąjį turą ir galime pradėti podcastą kaip įprastai. Taip, tai sveiki visi. 11 turas tikrai turėjo apstu rungtynių, kurios buvo įdomu stebėti tiek A, tiek B divizinė, manyčiau. A divizinė faktas, kad išskiriam, ką šiandien aptarsime, tai Prienų komandos tokį atsigavimą ir netikėtą pergalę namuose prieš Tauragę. Turbūt nuo tų rungtynių ir galim pradėti. Pats komentavai tas rungtynės, aš šiek tiek jas stebėjau. Tai nemeluosiu, nustebino rezultatas atsidarius tiek statistiką, tiek pačias rungtynės. Turbūt mažai kas tikėjosi Prienų komandos pergalės. Ir nors atrodo nėra kažkokių labai spūdingų pasirodymų, bet manyčiau, kad turbūt Tauragė buvo ta komanda, kuri prasčiau sužaidė ir nebuvo nusteikimo, kaip ir kalbėjo pats Tauragės treneris. Faktas, jog kitose rungtynėse jie atsigavo, bet apie tai dar pakalbėsime. O Prienuose, ką galėtum išskirti kaip tas pagrindinis akcentus, kadangi vis tiek buvai gyvai, matėjai, kaip atrodė rungtynės iš arti ir pačią situaciją? Tikrai taip, prieš rungtynės taip pat šnekėjau su abiejų komandų treneriais. Kęstutis Naruševičius paminėjo, jog visai sudėčiai dabar esant, komandai dar reikia susižaisti ir galbūt tai kol kas kiša jiems pagalius į ratus, būtent tai ir galėjome įsitikinti rungtynėse Prienuose. O tuo tarpu Rimutis Katukevičius, Prienų komandos vadovas, kaip tik išskyrė, jog žaidėjai turi susiimti ir pradėti žaisti. Sudėtis jau pilna rungtyniauja kelintas rungtynės, bet komanda nedemonstravo paprasčiausiai rezultatų iki 11 turo ir tikrai jis neparyškino daugiau, nenorėjo atskleisti problemų, su kuriomis susiduria komanda, bet tikrai aiškiai užsiminė, kad komanda nedemonstravo žaidimo, kokį norėtų tiek Paulius Ivanauskas, tiek pats Rimutis Katukevičius. Ir puikus pavyzdys Prienų Tikodentos rungtynės su Tauragės klubu buvo atspirties taškas panašu ir Prienai 11 ture 2 iš 2 pergalių pelnė. Prienai pradėjo rungtynės nuo gynybos, tikrai solidžiai atrodė gynyboje. Po visą sezoną jiems tygo gynyboje, tikrai daug kas jiems primesdavo taškų, tai dabar teisingai sakai, kad turbūt gynybą akcentavo. Tikrai taip, ypač Paulius Kazlauskas neįtikėtinai gynyboje atrodė, per rungtynės 4 kamuolius perėmė. Domantas Šeškus pelnė 18 taškų, galbūt ne kosminiai skaičiai, bet pirmoje pusėje tikrai jis buvo vienas iniciatorių Prienų komandos spurto. Prienai spurtavo prieš ilgąją pertrauką 14-2 ir išėjo ilgąją pertrauką su 17 taškų pranašumu. Trečiame kėlinyje dar sportavo, vienu metu tas skirtumas buvo net 30 taškų tarp komandų. Tuo tarpu, ant parketo išėję Tauragės žaidėjai, tiek Lukas Žukauskas, tiek Laurinas Klimas tik lydo puolime. Ir tai tikrai nepridėjo Tauragės komandai, sakykime, sėkmės. Taip pat ir Gvidas Galinauskas porą kamuolių lygiose vietose prarado tos dienos rungtynėse. Daug banalių klaidų Tauragės komandos žaidime. Tuo momentu tikrai neatrodė labai kokybiška komanda, bet jau po rungtynių minėjo Tauragės komanda, kad rytoj po tokio šalto dušo, jei rytoj su tokia savo komanda ir tokia sudėtimi nenugalėsime Kėdainių, tai nežinau, ką veikime čia A divizione. O istorija kalba pati už save, kas įvyko šeštadienį. Griežtas, kaip matau, trenerio požiūris. Manau, kad ir pati komanda gavo tokį neblogą spyrį. Visgi nepaslaptis, kad turbūt tikėjosi Prienuose iškovoti tą pergalę, kadangi kaip ir jau... Prienai buvo iki to momento vieni lygos outsiderių, tai tikrai taip. Dabar 5 pergalės, 8 pralaimėjimai. Manau, antroje pusėje turėtų surinkti daugiau tų pergalių ir tikrai turbūt esam garantuoti, kad Prienus matysime atkrintamosiose, nes kaip ir minėjai, sudėtis jau pilnai sukomplektuota ir komanda tikrai atrodo neblogai ant popieriaus.
tai dabar tiesiog reikia laiko susižaidimui ir kaip matome, po truputėlį tie vaisiai kažkokie ateina. Žinoma, Tauragė kietas riešutas ir ne bet kam, turbūt taip lengvai gali ne bet kas įveikti juos. Na, o tada keliaujant turbūt jau šeštadienio susitikimą, tai kaip ir kalbėjom, Tauragės reakcija stulbinanti, namuose įvykti Kėdainiai dienos rungtynėse. Kalbant apie Kėdainius, aš sakyčiau, kad šią savaitę jiems tikrai nebuvo lengva. Tiek su Žalgirio 3 jaunimu vargo 10 taškų tik persvara. Prie Žalgirio 3 gal irgi dar truputėlį vėliau apsistosime, kad kol kas labai kylantį žaidimą demonstruoja. Bet ir liekant prie Kėdainių, tai vargo, kaip ir sakiau, šią savaitę namuose tik 30 taškų persvarą įveikti žalgiriečiai po atkaklios kovos. O Tauragėje jau patirtas rimtas pralaimėjimas. 2 taškais stebėjau tų rungtynių, atsisukau pasižiūrėti rungtynių pabaigą ir tikrai tokia chaotiška, kur jau atrodė, kad pergalę kaip ir Kėdainių rankose reikia tik apsiginti, tada Danielius prasižengia, išsibauduoja, Tauragė susimeta tvarkingai baudas, na, o Kėdainių atsakymas Rokas Zuzas metė tą lemiamą metimą, labai sudėtingas buvo, tai manau, kad nenuostabu, jog jis neįkrito, nes prieš tai tose pačiose rungtynėse pataikė kosminį metimą Rokas nuo vienos kojos, persikreipęs, dar įsidėjo į savo mačiau soc-tinklus, kaip jam toks metimas. Tai bandė galbūt ir lemiamą metimą taip pat pakartoti, jog nusišypsos sėkmė, bet nepavyko ir Tauragė šventė tikrai solidžią pergalę 92-90. Tai norisi pagirti už tą reakciją ir dar kartą turbūt tai tik patvirtina, jog A divizione kiekviena komanda gali veikti realiai kiekvieną. Taip. Pralaimi Prienam, kitą dieną jau visgi ant... Kitą dieną nugali po mažiau nei 24 lyderius. valandų nugali Kėdainiečius. Tai Tuo ir yra regionų krepšinio lyga žavi, kai būna dvigubą savaitę rungtynės vienos paskui kitas, taip ir gaunasi, kartais net ir lyderiai, išsimuša iš ritmo ir to puikus pavyzdys. Tauragė vieną dieną, sakykime, patiria triškinantį pralaimėjimą, prasčiausias sezono rungtynės, o kitą dieną sugeba sužaisti vos net turbūt geriausias sezono rungtynės. Įdomus faktas, jog Kėdainių komandoje 2 žaidėjai, tai Laurinas Danielius ir Rokas Zuzas išmetė kartu sudėjus 27 tolimus metimus, kai komanda bendrai išmetė tik 30 tolimų metimų. Rėmėsi Gediminas Butkus 8 žaidėjų rotacija, Igno Lukošiaus nebuvo tos dienos rungtynėse. Galbūt jėgų pritrūko, sakyčiau, Kėdainių komandai, bet tikrai reikėtų atmesti šitą variantą, nes tikrai žinome, kokio meistriškumo krepšininkai rungtyniauja Kėdainių sporto centro komandoje. Starto penketas beveik visas žaidė daugiau nei 30 minučių išskyrus Lauriną Bimbą. Tikrai taip, ir dar kada pridėčiau, kad išsibaudavo tiek Danielius, tiek Bimba, tiek Kuprijanovas, tiek Arturas Pelšs po 5 baudas susirinko ir turbūt, kaip ir galima tikėtis, galima teikti, tikrai, kad pritrūko tų kertinių žaidėjų, kurie ir tempė visą Kėdainių vežimą. Tikrai taip. Ir matau, kad Gvidas Galinauskas, nebūnant Lukošiaus po krepšiu, tiesiog dominavo tos dienos rungtynėse. Naudingiausias Tauragės komandos žaidėjas, 21 taškas, 25 naudingumo balai. Tikrai Tauragė reabilitavosi ir tas pats Laurinas Klimas su Luku Žukausku jau šeštadienį demonstravo daug kokybiškesnį krepšinį ir tikrai atkakliai bei, tikrai rezultatyviai prisidėjo prie komandos pergalės. Tikrai taip, ir dar pridėčiau ir Martynas, jisgi parodė savo lyderio savybės, koks jis svarbus šiai komandai, 19 taškų, 8 atkovoti, 24 naudingumo, tai manyčiau, kad turbūt šiam sezone Tauragės tas lyderių trejetas, tai Galinauskas, Čeputis ir Linkevičius, kurie ir turėtų tempti tą visą Tauragės komandą į priekį, ir priklausys turbūt, kaip Tauragė seksis, kaip sužais pagalbiniai, tai tas pats Žukauskas, Vazalis, Jakubauskas, manyčiau, irgi labai kertiniai. Ir Morkevičius, žinoma, taip. Pagrindiniai, sakyčiau, 8 rotacijos žaidėjai yra tas branduolys Tauragės komandoje, aplink kurį sukasi žaidimas ir tikrai nuo visų žaidėjų indėlių priklauso komandos rezultatai. O šiam momentui, nesakyčiau, kad Tauragės komandos rezultatai labai prasti. Per 13 sužaistų rungtynių, 8 pergalės, 5 pralaimėjimai. Už pagrindinius savo varžovus yra vienomis rungtynėmis sužaidę mažiau. Reikia tose rungtynėse pasiektų pergalę, įsitvirtintų ketvirtę ir taip, sakyčiau, labai sėkmingai turbūt užbaigtų pirmąją sezono pusę, taip galime sakyti. Ir čia kaip ir kalbam dabar apie tą turnyrinę lentelę. Viena pergalė, kita pergalė, čia labai sunku, tas ketvirtas keičiasi realiai kas savaitę.
ir sunku net nuprognozuoti, kas galėtų būti, kas finišuos jau reguliarų sezoną tam top 4, turbūt, kad pritarsi, jog Biržai ir Kėdainiai bus ten. O tikriausiai, kitos dvi komandos, tai čia vieną dieną Lūšis, LCC, dar kažkas. Kitą dieną žiūri jau naujos komandos. Aš tokį dar greitą kvizą numatau dabar atsidaręs lentelę turnyrinę, tai jau nebepavyks klausimas, norėjau paklausti prieš podcastą, kelintoje vietoje LCC stovi. Aš tikrai šitą dalyką atkreipiau dėmesį. LCC, stebino 3 turnyrinės lentelės vietoje, bet žinome, kaip... Ilgiausia serija pergalių, 6 pergalės iš visų komandų divizione, kol kas karščiausia komanda yra LCC Tarptautinis universitetas. Tikrai taip, bet turbūt nenoriai prisimena LCC komandos treneris Gytis Krugelevičius praeitą sezoną, kai LCC taip pat buvo po pirmos pusės top 4, jei neklystu, net 2 vietoje turnyrinės lentelės, o pasibyrė po to 9 gal pralaimėjimų seriją iš eilės ir tiesiog juoda katė perbėgo LCC komandai po naujų metų praeitam sezone per kelią ir nepavyko pratęsti tokio sėkmingo žaidimo, bet šiame sezone tikrai LCC komanda yra labai sustiprėjusi, nauji papildę žaidėjai tikrai labai daug prideda LCC komandai ir manau, kad šiame sezone tikrai taip LCC neatsitiks ir jie playoffuose bet kuriai komandai bus labai stipriai ir sunkiai įkandamas riešutėlis. Ir kas čia žino, galbūt tikrai pavyks LCC komandai patekti į finalo ketvirtą ir būtų tikrai labai malonu, jog viena iš jaunimo tikrai komandų būtent reprezentuotų tikrą lygos veidą, kad auginame jaunąją talentų kartą ir patektų į finalo ketvirtą. Tikrai taip. Dar toks irgi klausimas, 2 komandos, kurios namuose nėra patyrusios pralaimėjimo. Išjungiau kaip tik turnyrinę lentelę. Kokie tavo spėjimai būtų, kurios 2 komandos nekart namuose nepralaimėjo? Spėčiau, kad tai yra Kazlų Grūdos Atakos Kauno kolegijos komanda. 7 pergalės ir dar viena komanda. Ir taip pat Biržų. Visiškai teisingai, matau, domiesi šią lygą šiek tiek. Birža ir Kazlų Grūda ne vienintelės nepralaimėjusios namuose komandos, tai turbūt bet kam atvažiavus tiek į Biržus, tiek į Kazlų Rūdą pergalę pasiekti bus be galo sunku. O kita komanda, kuri kol kas namuose, kuri pakeitė galbūt savo namus, galim keliauti, taip krypstu prie savaitės rungtynių Raseiniuose, Karpinėje, tai Raseiniai nuo šiol rungtyniauja Karpinės sporto arenoje, naujųjų namai ir tas kol kas naujųjų namų debiutas nebuvo labai sėkmingas, patirti 2 pralaimėjimai. Penktadienį nusileista Biržams po atkaklios kovos, šeštadienį nusileista Birštonui, gan stipriai nusileista, pats tai buvai rungtynėse su Ovidijum, jas komentavote, tai turbūt kažkokių labai daug pastebėjimų nepasakysi, nes rungtynės buvo didžiai jų dalį į vieną pusę, taip švelniai tariant. Taip, galbūt dar kas nežino, prie komentatorių kolektyvo prisijungė Birštono Milastos buvęs žaidėjas, dar sudėtyje esantis, bet jau baigęs krepšinio karjerą, Ovidijus Varanauskas. Tikrai, kaip ir pats Ovidijus sakė, jog Birštonas atvažiavę į Raseinius tiesiog perėmė namų aikštės pranašumą ir rungtyniavo tarsi savo namų salėje, tiesiog dominuojanti Birštono komandos pergalė. Pirmasis rungtynių kėlinys dar nebuvo toksai triuškinantis, bet po to Birštono komanda tiesiog spurtavo ir nurūko negrįžtamai, to pranašumo tiesiog Raseiniai nesugebėjo sumažinti, akcentavo prieš ir tam kėlinį tik ten kaip. Taip, sužaidė 15-0 spurtą, tiesiog, jau Birštono komandos tada treneris Aurimas Liuiza aikštę vis tiek buvo išleidę žaidėjus, kurie mažiau žaidžia šiam reguliariam sezone, kad taip pat įgautų jaunimas patirties. Jaunimas gerai nepasirodė, 15-0 atkarpą gavo ir, sumažėjo Birštono pergalė iki 12 taškų, prieš tai skyrė 28 taškai komandas, likus dar 4 minutėms iki 4 kėlinio pabaigos, tad Birštonas visiškai užtikrintai pademonstravo, kad turi charakterį, nes prieš tai penktadienio dienos rungtynėse, sakykime, patyrė galbūt irgi kiek netikėtą tokį labai didelį skirtumų pralaimėjimą Kupiškio komandai. Ir kiek kalbėjau su treneriu Aurimu, tai jis akcentavo, kad sukrėtė komandą tas pralaimėjimas, kaip jisai minėjo, pamatė, jog po tos nesėkmės Kupiškyje žaidėjams rūpi komanda, sakė, gan emocingai buvo sureaguoti tą pralaimėjimą ir į Raseinius atvažiuota jau su visai kita motivacija. Taip pat paakcentavo, jog ir Kupiškio salytė kažkiek jiem buvo nepalanki žaisti, jie nepratė prie tokių mažų erdvių, o žinot, Kupiškio salėje fanai tikrai išmuša daug ką iš vėžių. Būtent taip, tai treneris
džiaugiasi komandos reakcija, taip pat kaip ir Tauragė sureagavo, taip ir šį kartą Birštonas sureagavo ir rungtynėse dominavo priekinės linijos žaidėjas Ignas Bilinskas, 29 naudingumo balą, 18 taškų, 11 atkovotų kamuolių. Turbūt kiek tau buvo netikėtas toks jo sėkmingas žaidimas prieš Raseinius? Man visiškai jisai netikėtas nebuvo, nes iškritus Ovidijui tai yra naudingiausias komandos žaidėjas. Renkantis, jei neklystu, apie 18 naudingumo balų, vidutiniškai renka po dvigubą dublį Ignas Bilinskas, tad tikrai jo pasirodymas man netikėtas nebuvo. Tikrai tikėjausi būtent, kad Birštonas ir akcentuos žaidimą per priekinę liniją. Prieš rungtynes tai ir Raseinių komandos treneris Karolis Lendzevičius akcentavo, kad Birštonas žais per priekinę liniją ir juos būtent reikės stabdyti, bet visiškai žaidimo planas Raseinių komandai nesigavo ir maudžiai jie bandė prisitaikyti prie varžovų su rungtynių metu, bet tai padaryti visiškai nesigavo. Taip pat tolimus metimus, ypač prastai metė Raseinių komanda tos dienos rungtynėse ir tai jiems tikrai pakišo koją. Tuo tarpu birštoniečiai neįtikėtinai gerai pirmą žaidimo pusę atakavo tiek iš žaidimo, tiek iš 3 taškų zonos. Mindaugas Lukauskis, jei neklystu, pataikė 6 tritaškius iš 12, bet visas pagrindas to tolimų metimų buvo pirmoje rungtynių pusėje ir tikrai nebuvo tie tritaškiai lengvi ir tikrai atkreiptas dėmesys, Ovidijumi apšnekėjome, jog jei Lukauskis meta laisvas, jis dažniausiai paprastai nepataiko, galbūt per daug jam erdvės būna, bet tikrai labai sunkius metimus per rankas Mindaugas Lukauskis su pasimėgavimu metė Karpinėje salėje ir galime tai matyti. 22 taškai taip pat Mindaugo Lukauskio sąskaitoje, abu pelnė beveik su Ignu Bilinsku pusę komandos taškų ir tai tikrai prisidėjo prie Birštono komandos sėkmės Karpinėje. Taip, o būtent Raseinių, irgi kalbėjau po rungtynių su treneriu, akcentavo tavo minėtus tritaškius, kadangi Birštonas labai gerai juos pataikė, o Raseinių treneris minėjo, kad nekrito tritaškiai, realiai be tritaškių, matom, koks yra rezultatas. Tai atspindi ir statistika, 7 iš 32, 21% ir tai dauguma jų sumesta ketvirtajam kėliny, kai rungtynių baigtis buvo aiški, bei labai nesusikloščios rungtynės vienam Raseinių komandos lyderiui Benui Levičiui, tai 2 iš 13 metimų taiklus, -5 naudingumo balai, labai trūko Raseiniams jo. Ir ta Birštono persvara turbūt atspindi ir tai, kad Birštonas pataikė, kaip ir minėjai, įspūdingo 13 iš 30, berods 3 taškių, tai 40%. Taip, 13 iš 30, bet tas procentas buvo didžiąją rungtynių dalį daug geresnis, paskui jau pablogėjo, buvo net 60% pataikymas vienu momentu iš toli birštoniečių, tad tikrai labai įspūdingai pataikė iš toli ir taip tikrai pridėjo jam pergalę. Ir pasidžiaugti norisi taip pat jau, kaip ir minėjom praeitoj laidoj, įsivažiuojančių Simono Kriaučiūno, rungtynėse šeštadienį 14 taškų, 4 iš 7 tritaškių ir matėsi aikštelėje, kad Simonas vis daugiau turi pasitikėjimo ir vis geriau jaučiasi greitoje atakoje tritaškas. Kaip Sergio Lulas, Madrido Realė žaidė Simonas Kriaučiūnas. Tikrai taip ir manau, kad tikrai tai bus solidus Birštono komandos papildymas ir pats Simonas matosi, kad yra patenkintas prisijungęs prie komandos ir kuo tolyn, tuo labiau jis jaučiasi vis labiau pasitikint savimi ir vis labiau galimų potencialių komandos lyderių aikštelėje. Tai turbūt iš mano pusės tiek pastebėjimų, ar dar turi ką išskirti iš savaitės rungtynių? Tikrai, kaip bebūtų keista, šį kartą nebuvo tokio intensyvaus žaidimo ir galbūt tokios intrigos, bet tikrai manau, kad Birštono komandos fanai galėjo atsikvėpti po šios pergalės, tikrai intensyvus metas Birštonui ir manyčiau tiek apie savaitės rungtynes galime persikelti į B divizioną, kur praeitą savaitę tikrai vyko nemažai atkaklių rungtynių. Kaip ir minėjom, akcentavom, kad laukia įdomus susitikimai tarp Trakų komandos ir Trakai žaidė su lyderiais, tai Trakai susitiko penktadienį su Utenos komanda, kuriai buvo nusileista labai stipriai, netgi 23 taškais apie tos rungtynės. Galima pasakyti, jog Juventus komanda parodė savo raumenis, dominavo nuo pat pradžių ir Trakai neturėjo realiai jokių šansų. Kiek įdomesnis buvo šeštadienio dienos susitikimas, kur Anykščiuose Trakai atkaklesnis, kur susitiko Anykščiuose ir Anykščiai iškovojo 6 taškais pergalę. Šiek tiek nustebino, nes maniau, kad favoritai visgi turėtų būti Trakai, bet ši pergalė Anykštėnus dabar pastumėjo B diviziono grupėje iki 4 vietos, tai jie susilygino su Trakais ir Vilniaus rajono krepšinio klubu ir Širvintom, visas 4 komandos turi po 8 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Juventusas atsiplėšė 10 pergalių, 2 pralaimėjimai, 8 pergalių serija be to fiksuojama. Tai
B diviziono grupiai lyderių penketas kaip ir aiškus, tik tais neaišku, kas užims 2-5 vietas, nes kol kas komandos turi po lygiai pergalių pralaimėjimų ir ką dar galėtume akcentuoti iš B diviziono rezultatų apart šių, kuriuos ką tik aptarėme. Na taip pat buvo labai įdomi dvikova kitoje grupėje tarp KTU komandos ir Gargždų. Tikėjomės, kad taip pat daug intrigos labai susilauks, bet Gargždų komanda pratęsė taip pat savo pergalių seriją ir tapo vienvaldė B diviziono B grupės lyderė. Na, turbūt sutiksi, kad Gargždai ir Juventusas yra dvi B diviziono kol kas pirmojo rato, sakykime taip, tokios... Na, favoritės vienareikšmiškai, tikrai taip. Gargždai sutriuškino Kauno technologijų universiteto komandą rezultatu 108-78 ir tikrai daug intrigos tos dienos rungtynėse nebuvo. Nuo pat pradžių, nuo antro kėlinio, sakykime, Gargždų komanda spurtavo ir, tai atsispindi rezultate. Spurtas antrame kėlinyje ir ketvirtame kėlinyje tikrai, atnešė užtikrintą pergalę Gargždų komandai ir didžiąją rungtynių dalį Gargždai tikrai kontroliavo žaidimą ir, sakyčiau, pelnytai, įsitaisė turnyrinės lentelės priekyje kaip šio sezono B diviziono B grupės lyderiai. Visiškai to pritariu ir manau, kad tokia ankstyva prognozija, jog šios komandos žais finale, bet kaip žinom, iš praeitų metų, kad tokios prognozijos yra labai rizikingos ir nieko negali nuprognozuoti. Nežinai. Kitos komandos supyksta už tokias prognozijas ir paneigia mūsų prognozijas. Bet, žiūrint plikus skaičius, tai vienareikšmiškai Juventus ir Gargždai yra dvi dominuojančios B divizione komandos. Ką? Dar B divizione įdomesnio kažką turbūt papasakosime jau apie ateinančią savaitę, kas laukia. Tikrai taip. Iš susitikimų, o dabar dar galim nusikelti grįžti į A divizioną. Prieš pakalbėdami apie laukiančią savaitę šventinės rungtynės Šilalėje, dar norėčiau skirti, kaip ir minėjau, neblogą žalgiriečių demonstruojamą dabar žaidimą. Tai lyginant su sezono startu, kur matėsi, jog žalgiriečiams dar reikėjo laiko susižaisti ir sunkiai rinkosi jie tas pergalės, dabar savo kraityje turi 5 iš jų, tai nėra žinoma daug, bet žaidimo kreivė mano akimis kylanti ir tai atspindi rezultatai. Kėdainiams nusileisti tik 10 taškų po tokios kovos, Biržams vos 3 taškais, jų aikštelėje, Biržų aikštelėje, tai manyčiau, kad antroje sezono pusėje Žalgiris bus rimtas riešutas ir kiekvienai komandai ir turi komanda labai aiškius lyderius, tai netgi A diviziono efektyvumo grafoje efektyviausi žaidėjai pirmoje ir antroje vietoje būtent yra žalgiriečiai, tai Jokūbas Rudaitis su 23,5 naudingumo balų ir Grankis, Dominikas Grankis, taip, 23,2 naudingumo balų. Tai šie du žalgiriečiai yra efektyviausi. Rudaitis galbūt nėra labai daug rungtynių sužaidė Žalgirio trečiojo komandoje, dėl to jis dominuoja tarp naudingiausių žaidėjų, bet Dominikas Grankis yra vienvaldis, sakyčiau, Žalgirio trečiosios komandos lyderis ir, tikrai demonstruoja neįtikėtiną formą, jau keletą rungtynių ir sakykime, kad tikrai pritapo prie šio lygio A divizione ir manyčiau, jau galbūt kitame sezone kels sparnus į Žalgirio antrą komandą ir kas čia žino, galbūt ateityje perspektyvus rinktinės įžaidėjas augantis. Tikrai taip, puikus pavyzdys turbūt puikiausias tai yra Mantas Juzėnas, pernai rungtyniavęs Žalgirio trečiojo komandoje, šiemet jau ir Eurolygos gavęs. Debiutavęs, taip. Taip, patirties, tai manau, kad puikiai ateitis šviečiasi šiam jaunimui. Taip, galim turbūt dabar nusikelti į tai, kas laukia šią savaitę, paakcentuoti dienos rungtynės ir savaitės rungtynės. Tai pradėkime nuo to, jog turas prasidės ankstyvas, šį kartą trečiadienį. Birštonas priims VDU komandą, užsidarys savo pirmąjį ratą. Rungtynės Birštone, kaip jie patys, mačiau socialiniuose tinkluose viešinasi, tai bus kalėdinės, šventinės rungtynės ir turėtų būti šventinė atmosfera. Tai manau, kad apsilankyti reikės šiose rungtynėse, tu jas komentuosi, tai dienos trečiadienio rungtynės, vienintelės trečiadienio rungtynės, jas galima bus stebėti tiek Facebook'e, tiek YouTube'e, pijus komentatorius, tai manau, kad trečiadienio vakarą tikrai galima įsijungti ir... Nebus Eurolygos trečiadienį, tai tikrai galima paklausyti. Bus, bet ne Žalgiris. Taip. Tai apie šias rungtynės turbūt pritarsi man, jog
visgi namuose žaidžiantis Birštonas bus favoritai. Na taip, Birštonas turėtų būti favoritai, bet Birštonas tikrai šiame sezone nežiba su gynyba. Būtent tai, manau, VDU komanda ir akcentuos, žinant būtent jų uraganinį puolimą bei žaidimą. Na, manau, Birštono komandos žaidimas prasidės nuo gynybos ir jei birštoniečiai gerai sugebės gintis ir neįsivels į VDU komandos žaidimą, turėtų pasiekti pergalę. Tačiau manau, kad žaidimas tos dienos rungtynėse turėtų klostytis gana apylygiai ir pergalė turėtų paaiškėti ketvirtame kėlinyje, nes VDU komanda tikrai sugeba stebinti mus šiame sezone ir su savo uraganiniu žaidimu gali tikrai pasiekti pergalę Birštone. Tikrai taip. Tada kelsimės į ketvirtadienį. Ketvirtadienį startuos B diviziono paskutinės pirmojo rato rungtynės, kuriuose Skuodo komanda priims svečius iš Klaipėdos Neptūno, VKKM Neptūno. Taip, namuose tai atidarys B diviziono turą 12-ąjį. Na, o penktadienį turbūt įdomiausios ir laukiamiausios rungtynės, tai bus irgi dienos rungtynės Kėdainiuose, galima sakyti rungtynės dėl pirmos vietos. Na, turbūt vienos įdomiausių rungtynių po pirmojo rato. Taip, nes tiek Biržai, tiek Kėdainiai abi komandos turi po tiek pat pralaimėjimų. Biržai yra sužaidė vienomis rungtynėmis mažiau, bet manau po šių rungtynių viena iš šių komandų turės tą trečiąjį pralaimėjimą, kuris išstums galbūt Kėdainius iš pirmos vietos arba Biržus kilstels į tą pirmąją poziciją, nors Kėdainiai kol kas pirmosios vietos neapleidžia nuo pat starto, bet manau, kad po penktadienio visko gali būti. Kol kas iš paskutinių 5 rungtynių Kėdainiai 2 kartus pralaimėjo. Biržai šiek tiek rodo geresnę formą ir manau, kad tos penktadienio dienos rungtynės turėtų tikrai prikaustyti ne vieną regionų krepšinio lygos sirgaliaus dėmesį. Rungtynės Vilainiuose, dienos rungtynės Kėdainiai prieš Biržai. Kokia būtų tavo prognozė dėl galima sakyti, pirmojo rato nugalėtojų vardo? Kažkodėl turiu nuojautą, kad viena iš komandų tikrai sportuos rungtynių pradžioje, bet tai nesumažins intrigos. Manau, ketvirtame kėlinyje vis dėlto vėl turėtų būti apylygis žaidimas. Ir tikrai abi komandos sugeba demonstruoti labai solidų žaidimą šiame sezone. Biržų komanda tikrai labai stipriai rungtyniauja ir solidžiai tiek puolime, tiek gynyboje. Tačiau tikrai nekartą galėjau įsitikinti, kaip Kėdainių sporto centro komanda atrodo tiesiog kertinių rungtynių momentų, įmuša kitą pavarą, žaidimas dar labiau pagreitėja ir visos komandos tiesiog tampa bejėgės prieš juos, tad tikrai labai sunku prognozuoti pergalę ir tikrai net neįsivaizduoju, kuri komanda gali būti pranašesnė tos dienos rungtynėse. Aš manau, turbūt duočiau tą vardą šiek tiek Kėdainiam, kadangi jie yra žais namuose vien tik dėl to, kad žais namuose, nes Biržų vieninteliai 2 pralaimėjimai buvo išvykose, tai Kazlų Rūdoje ir Šilalėje. O kalbant apie pačias komandas, tai Kėdainiai yra šiek tiek daugiau puolimo talento turinti komanda. Gynyba, sakyčiau, yra abiejų komandų gera, tai kalba ir skaičiai. Abi komandos praleidžia po panašiai taškų, bet puolime ryškesnis šiek tiek yra Kėdainių klubas, kuris, manau, turėtų užsidaryti galbūt tą pirmąjį ratą užsidaryti pergalę ir galbūt bus supykę nuo praeitos savaitės nesėkmės Tauragėje. Dar faktas priklausys, kiek Biržų komanda atsiveš savo žaidėjų, nes, sakykime, praėjusią savaitę rungtyniavo be vidurio puolėjo, be Butrimo, kuris yra kertinis žaidėjas, pagrindinis vidurio puolėjas ir buvo dėl to taip sunku su Žalgiriu. Tai manyčiau, tai turės daug įtakos, bet manau, kad antroji mūsų pokalbio dalis su Žydrūnu Kačinsku, Biržų komandos treneriu, galėsite šiek tiek pasigilinti ir aptarti, kaip Biržai nusiteikę bus toms rungtynėms Kėdainiuose. Tai čia toks iš karto anonsas, kad nepabėgti ir neįsijungti, nes antroji daly kalbinsime vieną turbūt charizmatiškiausių A diviziono trenerių, Žydrūną Kačinską, kuris, manau, kad tikrai turės įdomių istorijų apie tai, kaip komandos žaidimas atrodo šiame sezone ir kaip praėjusiam sezone pavyko iškovoti pirmąjį istoriją Biržams medalį. Tai neišjunkite, netrukus lauks tas pokalbis, o mes dar neužbaigiam savo dalies faktas, dar keliamės į šeštadienį, tai turbūt noriu paanonsuoti irgi, kad šeštadienį laukia Šilalėje pirmą kartą savaitės rungtynės, tai bus šventinės savaitės rungtynės su šventinė programa. Visgi artėja gražiausios metų šventės, Kalėdos, tai tiek Šilalės klubas, tiek mes kaip lyga patys nuo savęs
žadame tikrai vertą dėmesio renginį su konkursais, žaidimais, visa šventinė programa, kurioje bus galima laimėti ir Šilalės komandos atributikos ir prisidėti gerumo akcijoje. Tai manau, norėčiau pakviesti pats atvykti į Šilalę, galbūt aplinkui gyvenančius netoli šeštadienį, tai gruodžio 21 dieną rungtynės nuo 3 valandos. Tikrai, manau, nepasigailėsite. Rungtynės tikrai irgi turėtų, manau, būti atkaklios. Susitinka Šilalės Lūšis, kuri dabar yra 4 vietoje, su Kazlų Rūda, kuri turi 8 pergalės ir reikiuosi 10, bet 10 Na, mažiau skaičių rungtynių yra sužaidęs. Taip, tai manyčiau, kad sutinka tikrai viena savęs vertos komandos ir laukia tiek įdomus krepšinis, tiek nauja Šilalės arena, sakykime, atsinaujinusi. Jie šiame sezone rungtyniauja nauja salėje, kuri talpina tikrai daug daugiau žiūrovų ir ten visada jų ateina ir aktyvus yra palaikymas. Taip, kad kuo daugiau reikia pajėgios komandos, pilna salė, taip pat šventinė atmosfera, šventinė nuotaika, žaidimai. Ir tikėkime, atkaklus žaidimas bus konkursas, atkaklus konkursas, na ir rungtynės komentuos vienas iš mūsų, tai tu arba Juozas. Tikrai taip. Ir tada manau, kad šiuose specialiuose rungtynėse pasikviesim ir Nerijų kaip ekspertą šalia pakomentuoti jas. Tai tiek per televizoriaus ekranų kviečiu, Baltikum, Init televizijose, tiek internetu lrt.lt stebėti šias rungtynes, kurios tikrai turėtų užkrėsti tą kalėdinę nuotaiką, šventinę nuotaiką. Ir jeigu norite dar labiau ją pajusti, tai atvykite gyvai į Šilalę šeštadienį 3 val. Nors ta lokacija nėra pati patraukliausia, bet galbūt kažkur aplinkui būsite ir užsukite, tikrai nepasigailėsite, manau, ir turėsime gražią dieną ir taip uždarysime pirmąjį ratą, kadangi tarpušvenčių rungtynių neturime, tai daugiau susitiksime tik po naujų metų. Tai bus paskutinės pirmojo rato rungtynės apskritai divizione, taip kad norėčiau dar kartelį pakviesti, o jeigu negalite atvykti, įsijungti ir stebėti šias rungtynes. Kokios tavo prognozės prieš šias rungtynės, ką matai favoritais, ką norėtum išskirti? Na, manau, tikrai laukia atkaklus žaidimas. Kazlų Rūdos komanda taip pat šiame sezone sugeba rungtyniauti solidžiai, tačiau išvykose taip pat. Taip, turi sunkumų, tikrai buksuoja, išvykose būtent, kaip ir sakai, Tomo Bietkio auklėtiniai, o Šilalės komanda taip pat labai gerą formą demonstruoja, per pastarąsias 5 rungtynės pasiektos 4 pergalės, praeitame turi patirtas pralaimėjimas, tad Šilalės Lūšies komanda tikrai atranda taip pat savo žaidimą, komanda yra šiame sezone taip pat truputėlį pasikeitusi, bet daugelį metų žaidžiantis komandos branduolys tikrai manau, kad norės su trenksmu užbaigti pirmąją sezono pusę ir manau labai gera kova laukia, bet Šilalės Lūšies komanda, manau, norės ją išryškinti savo namų aikštės pranašumą ir tikiu, jog laimės Šilalės Lūšis būtent tos dienos rungtynėse. Neblogas spėjimas, palaikai šeimininkus. Aš manau, kad labai apylygios komandos ir labai sunku prognozuoti. Tikrai taip. Ant popieriaus sakyčiau Kazlų Rūda, bet žinant, kad jie išvykose mėgsta buksuoti ir ne visada sužaidžia taip gerai, kaip, sakykime, namuose, tai aš dėčiau čia lygybę ir galbūt tada irgi linkčiau link Šilalės būtent pergalės savaitės rungtynėse. Tai susitiksime tenai, spėjau, manau. Tikrai taip. Šeštadienį tikrai laukia įdomus susitikimas. O daugiau, kaip ir minėjau, baigėsi turas. Mes manau, kad dar prieš šventes gal susėsime, aptarsime komandų pasirodymą po pirmojo rato, galbūt kažkokį palinkėjimą kalėdinį kiekvieną galėsime paskirti, tai gal pirmadienį dar susitiksime. O žiūrovus noriu paskatinti, kadangi artėja šventės, nepamiršti apsilankyti Nostra.lt RKL elektroninėje parduotuvėje, įsigyti galbūt dar vėluojate nusipirkti šventinių dovanų, ar jau apipirkai visus? Beveik visus jau apipirkau, tad ir dovanų galbūt ir iš e-shopo nupirkau, tad aš jau galiu nesijaudinti dėl šio dalyko. Mačiau, yra birštono atributikos, tai pats kilęs iš ten, tai manau, kad tikrai radai, ką gali padėti po kalėdinę eglutę komandos sirgaliui, draugui ar pažįstamai, tai būtent norėčiau paskatinti ir žiūrovus nepabūgti, apsilankyti mūsų elektroniniai parduotuviai ir jau pristatyti prekių iki kalėdų nebepavyks, tačiau visada galite tą dovaną padovanoti ir
ir naujųjų metų proga, ar tiesiog antrojo rato starto proga, kadangi komandom tikrai reikia žiūrovo palaikymo ir tas rezultatas, intensyvumas ir konkurencija A divizione yra labai didelė, tai manau, jog naujosius metus antrąjį ratą bus galima pasitikti su nauja atributika, dar stipresnių palaikymų komandoms ir būtent RKL parduotuvė yra puikia vieta tam, kadangi ten galima rasti komandų atributikos. Tikrai taip, manau, tai viskas podcast'o pirmoje dalyje. Dėkojame, kad klausėtės ir buvote su mumis kartu. Nepamirškite, kad tai dar ne pabaiga. Laukia antroji dalis, kurioje kalbinsiu Biržų komandos vyriausiai trenerį Žydrūną Kačinską. Diskutuosime su juo apie komandos tikslus, kaip jo apie trenerio karjerą, taip pat darbą su jaunimu. Tikrai likite su mumis, o su jumis buvo mano kolega Lukas Ratkauskas. Ačiū Jums ir iki pasimatymo šeštadienį. Taigi sveiki sugrįžę į antrąją mūsų podcast'o dalį, kurioje šiandien turime ypatingą svečią, Biržų krepšinio veidą. Jis yra žmogus gyvenantis ir kvėpuojantis krepšiniu, būtent taip aš pasakyčiau, puikiai žinomas kaip Biržų komandos strategas ir, sakyčiau, komandos veidas, taip pat aktyviai dirbantis su jaunimu Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre. Taigi tai treneris Žydrūnas Kačinskas, žmogus, kuris ne tik vadovauja komandai regionų krepšinio lygoje, bet ir ugdo jaunuosius krepšininkus. Taip perdodamas jiems savo patirtį bei meilę šiam sportui. Taigi šiandieną kalbėsimės apie trenerio kelią į krepšinį, ambicijas su Biržų komanda, bei žinoma jaunimo ugdymą ir bendrą ryšį su visa Biržų krepšinio bendruomenė. Taigi sveiki treneri. Sveiki. Turbūt, pirmas klausimas tradicinis, kaip ir kiekvienam pašnekovui, kaipgi prasidėjo tai jūsų kelionė su krepšiniu, kas paskatino jūs būtent pasirinkti ir galbūt pamilti šią sporto šaką? Matot, krepšinis Biržuose tai yra sporto šaka numeris 1, tai būdami vaikai mažai to pasirinkimo ten turėjom, aišku, buvo futbolas, lengva atletika, bet krepšinis gyvavo, vykdo tokie turnyrai kaip Garasto taurė, matėm tokius žaidėjus, kurie ilgą laiką atstovavo Žalgirį, tai tas tikrai paskatino eiti krepšinį, stengti žaisti ir taip ir pamilom tą sportą, nuo kurio dabar negalim ir, kaip sakant, pabėgti. Krepšinis yra visas gyvenimas ir gyvenu tuo. Anksčiau pats žaidėte regionų krepšinio lygoje, tai nėra paslaptis, bet kada supratote, kad norite tapti treneriu ir kaip prasidėjo jūsų kelias į būtent trenerio karjerą? Matot, visą laiką ateina laikas, kai reikia pasirinkti. Tai bijau pameluoti, kiek tų metų buvo, ir 35 ir kiek, prasidėjo ir traumas, ir sunkesnės, ir tada nusprendžiau, kad galbūt reikia savo patirtį pernešti jaunimui, gavau pasiūlymą dirbti sporto centre ir net nedvėjodamas sutikau ir dar būdamas treneriu žaidžiau gal vieną sezoną. Buvau žaidžiantis treneris regionų lygoje, bet po to nusprendžiau visiškai atsiduoti trenerio darbui ir taip ir panirau į tą krepšinį, į tą trenerio darbą ir tikrai patiko, labai taip su dideliu įsivedimu dirbu tą darbą ir dirbu po šiai dienai tą darbą su didelio ugnim ir džiaugiuosi, kad turiu gerą palaikymą iš Biržų bendruomenės ir sekasi neblogai, taip kad džiaugiuosi būdamas Biržų komandos treneriu. Tikrai labai malonu, kad jums tai patinka ši veikla, bet galbūt užsiminėt, kad buvot vieną sezoną žaidžiančių trenerių. Ir dabar yra tokių komandų tiek regionų krepšinio lygoje, būtent būnant žaidžiančių trenerių, kiek pasunkėja visas komandos valdymas ir kiek tai yra sunkiau suderinti su, sakykime, sėkmingu komandos žaidimu. Tikrai nėra lengvas darbas, bet buvau tokią strategiją pasiruošęs, kad pirmą kėlinį faktiškai neidavau žaisti. Pažiūrėdavau, ko trūksta komandai, kokias klaidas darom ir savo patirtim išėjęs į aikštę bandydavau tas klaidas panaikinti ir visai gerai mums sekėsi. Būnant man žaidžiantį trenerių, berods laimėjom B divizioną ir patekom į A divizioną.
Na tikrai, jūsų patirtis labai įvairiapusė, bet grįžtant prie kalbos apie jūsų vadovaujamą komandą, kokiegi visgi tikslai yra keliami šiam sezonui Biržų komandai? Ar vis dėlto turit aišku tikslą šiam sezonui, ar turit nusimatę ilgalaikėje perspektyvoje, daleiskim, per porą ateinančių sezonų pasiekti tam tikrų tikslų? Tikslai, aišku, ambicingi, tikrai norim būti finaliniam ketvirtį ir neslėpsiu, kad norim dėti žingsnį į priekį. Nežinau, ar tai galim pavadinti žingsnį į priekį, bet šiai dienai norim žengti antrą stipriausią Lietuvos lygą. Bet visą tai norint pasiekti, reikia žiūrėti į komandos žaidimą, žaidėjų formą, progresą, po vis tiek susikomplektavot naujų žaidėjų, papildė komandą. Kaip džiugina komandos demonstruojamas žaidimas dabar ir žaidėjų forma, kaip atspindi būtent tuos siekiamus sezono tikslus? Žaidėjų forma tenkina šiai akimirkai, bet dar tik tai, kaip sakyt, įsibėgėja sezonas. Tai tikrai jinai ir paplaukėja, būna ir geresnių, ir blogesnių momentų, bet šiai dienai tenkina formą, o pačią maksimalią formą stengsimės pasiekti ant atkrintamųjų. Turbūt kaip ir daugelis trenerių, daugelis komandų tas panašus planas pasiekti geriausią formą ant playoffų. Treneri tikrai Biržai, vis tiek yra tik atskiras Lietuvos regionas, kiek nuo toliau, sakykime, nuo tų Lietuvos centrų, kaip sekasi būtent išlaikyti ir suburti komandą būtent tokiame mažesnėme miestelėje kaip Biržai. Esate tiek treneris, tiek vadovas komandos, tai turi daug patirties su šiuo dalyku. Matot, tikrai nėra lengva prisikviesti žaidėjas į, kaip jūs sakėt, tokį atskirą regioną kaip Biržas. Bet manau, bendravimas su žaidėjais, konkretus iškelti tikslai žaidėjim, juos tai tenkina ir jie tikrai aukoja savo brangų laiką ir garbina Biržus. Tai aš tikrai esu dėkingas žaidėjim, kurie atstovauja Biržus ir daugelį metų pavyksta išlaikyti tą pačią sudėtį, pridedant keletą naujų žaidėjų, nors negalim įvardinti, kad jie nauji. Tas pats Justas Šukelis, kur papildė mūsų komandą, jis pas mane žaidė prieš 7 metus. Tai buvo tikrai lengva Justą prisikalbinti grįžti, jis pažįsta mane, aš pažįstu jį. Kaip daugelis trenerių vardina Justą kaip konfliktišką žaidėją, bet jeigu atvirai, tai Justas tikrai geras, atsidavęs sportininkas, krepšininkas, aš džiaugiuosi, kad jis papildė šiemet mūsų komandą ir tikrai sustiprino. Taip, pereinant prie kalbos galbūt kaip į asmeninės, apie trenerio ambicijas, jei nepavyktų su Biržų komanda kilti į aukštesnį lygį, ar pasiryžtumėt treniruoti aukštesnėme lygyje kitą komandą? Kodėl ne? Kodėl gyventi be ambicijų? Visą laiką gyvenime pas mane tokie dalykai yra, kad keliu savo aukščiausius tikslus, jeigu gyvenime atsirastų toks pasiūlymas, kodėl ne? Treneri, taip pat, ką jums reiškia dirbti būtent su Biržų komanda ir būtent koks yra jūsų pačio ryšys su šiuo miestu? Suprantat, kaip pasakyti, aš manau, kad Biržai kaip krepšinio miestas tikrai turėtų turėti komandą aukštesniam lygiui. Labai džiugu, kad dabar turim jau areną pastatytą, kuri neužilgo tikriausiai atsidarys. Tai manau, kad mano tikslas ir ambicijas atvesti Biržus į tą lygį, kurie buvo 15-20 metų atgal, kai jie žaidė Lietuvos krepšinio A lygoje, kai į Biržus atvažiuodavo LKL komanda žaisti draugiškų rungtynių ir vykdavo Garaso taurės. Tai mano tikslas sugrąžinti Biržų krepšinį į tą lygį, kuriame jis buvo. Treneri, vis tiek, Biržai, kaip ir minėjote, buvo sėkmingesnė komanda praeityje, bet būtent ką laikote savo didžiausiu pasiekimu kaip trenerio iki šio momento? Nepasakysiu, kad Biržai buvo sėkmingesnė, kažkas ten turėjom tikrai senais laikais gerus rėmėjus, kurių dėka galėjom žaisti tam aukštam lygiai. Žinom, kad dabar krepšinis be rėmėjų, be komercinių dalykų neįmanomas. Tai o šiaip tai ambicijas didžiulės, komandos rezultatais patenkintas ir jeigu nebus traumų, tikrai stengsimės šiemet būti bent jau prizininkai, tai tikrai, o netgi gal ir laimėti šią lygą.
Na, praeitame sezone jau buvote prizininkais, bet tikrai, na, turbūt su tomis pergalėmis norisi vis daugiau ir apetitas nemažėja, bet, na, taip pat dirbate ir su jaunimu Biržų sporto centre. Kiek jums galbūt svarbus ir malonus yra darbas su vaikais ir jaunaisiais talentais būtent Biržų sporto centre? Jo, tai yra, sakyčiau, kalvė, turėtų būti šias komandas, bet gaila, kad taip kol kas nėra, vaikų mažėja, o geriausias išugdytas krepšininkas dažniausiai, negalim gal sakyti, kad pavagė, bet pasiema stipresni klubai ir jie neturi galimybės atstovauti savo gimtą miestą. Tai būtų tikslas grįžti į tą aukštesnį lygį, kad tie talentai neskubėtų važiuoti į tą aukštesnį lygį, ten Žalgiris ar kažkur tai ir pasiliktų garsiai savo miesto. Na, treneri, turite tikrai didelę patirtį krepšinio pasaulyje. Būtent kokius krepšinio principus ir pamatus stengiatės įdiegti ir pagrindę perteikti jaunimui ir ką būtent akcentuojate jauniesiems žmonėms tiek kaip žaidėjams, tiek kaip žmonėms? Matot, pirmiausia, krepšinis ne vien tik žaidimas. Tai kai ateina jaunimas, aš ir jų tėveliam ir jiem aiškinu, kad čia jie pirmiausia tampa žmonėmis. Krepšinis gera yra pakopa jaunam žaidėjui, pabuvus su vyresniais žaidėjais, įgauti patirties, įgauti gyvenimui reikalingus dalykus. Taip, kad sunku kažką tai pasakyti, ką aš noriu įdėkti, bet noriu įdėkti pirmiausia, kad jie būtų ne vien tik geri krepšininkai, bet geri žmonės. Nes toliau tai ką, viską galima pasiekti juodu darbu, ne vien tik talentas reikalingas. Na, tikrai taip, o ne visada talento užtenka, reikia ir daug juodo darbo įdėti. Na, minėjote, kad norėtumėte, kad jaunimas papildytų ateityje ir Biržų pagrindinę komandą, bet iš dabar treniruojamo jūsų jaunimo ar matote perspektyvių jaunų krepšininkų, kurie ateityje galėtų žaisti tiek Biržų komandoje, tiek galbūt kilti ir į aukštesnį lygį? Aš matot, visą laiką juos matau, bet kaip ir kalbėjom prieš tai, buvo klausimas, tie žaidėjai, kurie jau atitiktų šį regiono krepšinio lygos lygį, jie pasirinka kažką geriau, kas į Ameriką išvažiavo, tikrai žaidėjai, kurie galėtų dabar atstovauti, kažkas stoja mokytis ir žaidžia už savo universitetus ir sunku juos susigrąžinti atgal į Biržus. Bet kaip ir minėjau, jeigu žaisime, manau, dar aukštesniam lygiui, turėtumėm gerą areną, pritrauktumėm dar daugiau ir galių, manau, jie grįžtų. Tai va, mano tikslas ir yra, kad ta komanda žaistų dar aukščiau, kad išliktų jaunieji talentai Biržuose ir kad kuo daugiau biržiečių atstovautų mūsų miesto komandą. Na, tada tikrai, jeigu taip įvyktų, manau, pats viso regiono krepšinis dar labiau sustiprėtų ir kas čia žino, galbūt Biržai tuo metu vis dėlto dar turėtų vieną jaunimo komandą regionų krepšinio lygoje ir gautųsi dar didesnis piramidės principas. Manau, čia toks tikslas ir būtų, jeigu, sakykime, ši vyrų komanda išeitų į aukštesnį lygį, tikrai turėtumėm, nebėgtumėm iš regiono, tikrai turėtumėm dar vieną komandą, kaip jūs sakėt, kad jaunimas galėtų tobulėti ir jiem būtų dar vienas laiptelis kilti į aukštesnį lygį. Treneri, taip pat lyga tobulėja bėgant metams skirtingais aspektais. Kaip sekasi konkuruoti su kitomis regionų krepšinio lygo komandomis, ne tik iš žaidimo pusės, bet ir atsižvelgiant į vadybinius dalykus, ar įžvelgėte būtent stiprėjančią konkurenciją pastaraisiais sezonais? Žinoma, yra komandos tikrai, kurios komunikacijai lenkia gal ir mus ir visą kitą, bet mes dirbam tą linkme, kad juos pavyt, nes, kaip sakau, regionų lyga ištobulėjo šviesmečiais. Mes tikrai neatsiliekam nuo kitų lygų ir džiugu už regionų lygą. Tai tikrai nėra gėda žaisti regionų lygoje, tai yra garbė. A divizionas, tai superinės komandos stiprios ir jų vadyba tikrai pasistiprėjęs. Tikrai smagu už regionų lygą. Na, bet galbūt galėtumėte dar labiau pasidalinti, na, tiesiog kaip vertinate regionų krepšinios lygą, patį jos lygį ir pačią organizaciją ir kokie pokyčiai ir patobulėjimai labiausiai įvyko, na, per dešimtmetį nuo to laiko, kai dar jūs pats žaidėte krepšinio aikštelėje. Čia galėtumėm apie tai kalbėti valandą, nes pokyčiai akivaizdus nuo televizijų, nuo transliacijų, nuo teisėjavimo lygio,
nuo komandų lygio. Tai taip, kad viskas patobulėjo, todėl aš ir paminėjau tą žodį, kad šviesmečiais dėjom žingsnį į priekį, pavijom kitas lygas ir tikrai nuo jų neatsiliekam. O kur tobulėti visą laiką yra, kaip sakau, vietų, bet labai džiaugiuosi už regionų lygą. Galėtumėm kalbėti ir kalbėti, sakau, kur mes čia patobulėjom, bet stipriai patobulėjo lyga ir džiaugiuosi už naujus vadovus, džiaugiuosi už visus ir džiaugiuosi regionų lygą. Sakau, garbė žaisti regionų lygą. Na, treneri, manau, man pritarsite, jog, na, šeštasis žaidėjas, tai fanai, taip pat yra neatsiejama komandos dalis ir kalbant apie Biržų bendruomenę, bei žinomas ir galius, kaip vertinate Biržų bendruomenės įsitraukimą ir palaikymą būtent namų rungtynių metu, ar jaučiate būtent stiprią sirgalių energiją kaip tą vadinamą šeštą žaidėją? Žinoma, džiaugiamės savo sirgaliais, po truputį traukiam jaunimą, nes mūsų sirgaliai jau 20 metų išlieka beveik tie patys. Bet pergalės pritraukė naujų žmonių, bendruomenė tikrai įsiplėtė, daug jaunimo pradėjo eiti į salę, kuo mes džiaugiamės, kad jie ne gatvėje, jie stebi krepšinį, jie palaiko iš viso širdies, džiaugiasi ir sakau, džiaugiuosi savo fanais, tikrai šeštas žaidėjas, mylimės juos, jie tą žino, mes dėkingi jiem, taip kad laukiam dar didesnio jų palaikymo ir žaisdami namie. Tikrai esam stiprus ir pajėgus nugalėti bet ką. Na, kol kas dar esate, jei neklystu, viena iš dviejų komandų, kuri nesate pralaimėję namų aikštėje šiame sezone. Linkiu ir kitą sezono dalį išlaikyti šią seriją. Galbūt pavyks visą sezoną išlaikyti namų aikštę nepralaimėjusią. Ačiū už palinkėjimus, bet žinot, krepšinis tuo ir įdomus, kad nežinai, kaip kiekvienas rungtynės naujas mūšis, nežinai, kaip tas mūšis gali baigtis. Bet žinoma, stengsimės savo tvirtovę apginti ir kaip sakant, garbint Biržus. Na, treneri, grįžtant galbūt prie kalbos, tiek kaip jūsų, kaip trenerio, kaip vadovo darbo, komplektuojant komandą, būtent į kokias galbūt žaidėjų vertybės ar kažkokius esminius principus, na, atsižvelgite išskirtinai renkantys žaidėjus į komandą. Na, pirmiausia, tai charakteriai. Charakteriai pas mus tikrai, manau, kad yra viena iš geriausių chemijų rūbiniai. Mes gal aikštėje kartais atrodo, kad žaidėjai ir pasibira, bet po rungtynių tai viskas būna gražu, įsiaiškinti ir tikrai chemija gera. Tai čia pirmas dalykas, ką darau rinkdamas, o toliau tai ką, krepšinis modernėja, tai renkuosi, kad gerai besiginančius žaidėjus, renkamės greitą puolimą mėgstančius žaidėjus. Ir aišku, neatsiejama dalis yra patirtis. Stengiasi išlaikyti vieną, du patyrusius žaidėjus, kurie būtų ir rūbiniai, kaip tokia, sakau, ašis, ir aikštė, kad sunkiais momentais padėtų jaunesniems žaidėjams. Tai tikrai, manau, pritarsite, kad visada yra svarbus tas derinys tarp veteranų ir jaunimo, tai turbūt, na, regionų krepšinio lygoje dažniausiai būna sėkmės formulėje. Ar pritarsite man? 100%. Na, treneri, mūsų pokalbiai artėjant prie pabaigos, galbūt ką norėtumėte palinkėti prieš šventinį laikotarpį tiek savo žaidėjams, tiek Biržų galbūt bendruomeniai ir pačiam savo? Pirmiausia, tai kaip standartiškai sveikatas. Bus sveikatas, bus rezultatų, bendruomenė irgi. Nesirkit, kad būtumėt visą laiką sveiki, salėje, palaikytumėt savo mylimą komandą. Na, o savo kaip treneriui, tai pergalių ir aišku, sveikatos ir, gerų rezultatų. Ir gražių naujų metų. Tai treneri, tikrai ir aš prisidėsiu, taip pat linkiu sėkmės Biržų komandai antroje sezono dalyje, taip pat jums visko ko geriausio. Dėkojame jums, treneri, už skirtą laiką ir įkvepiantį pokalbį kartu su manimi. Buvo tikrai, manau, malonu, ne tik man, bet ir klausytojams bus malonu išgirsti apie jūsų mintis apie Biržų komandą, taip pat darbą su jaunimu ir žinoma visą krepšinio plėtrą Biržų regione.
Tai tikrai linkiu ateinančioje antroje sezono dalyje jums sėkmės ir taip pat priminame, jog sektumėte mus regionų krepšinio lygą socialinėje erdvėje, tiek Facebook, tiek Instagram, tiek YouTube platformose. Prenumeruokite šį kanalą, būtinai pasidalinkite video, paspauskite like ir susitiksime jau kitose epizoduose. Su jumis buvau aš, Pijus Urbanavičius, bei Biržų komandos vyriausiasis treneris Žydrūnas Kaščinskas.